Dubajaus dangoraižiai visame pasaulyje žinomas prabangos simbolis. Dirbtinės salos ir kiti Dubajaus perlai tapo turtuolių, sporto bei pramogų pasaulio žvaigždžių ir turistų iš viso pasaulio magnetu. Tačiau Dubajaus spindesys pritraukia ne tik juos. Tarptautinis tyrimas Dubai Unlocked atskleidžia, kaip Jungtinių Arabų Emyratų prabangos simbolis tapo priebėga nusikaltėliams, korumpuotiems politikams ir su autokratiniais režimais susijusiems asmenims. O tarp jų ir 3 lietuviams. Dirbtiniai salynai, dangoraižiai, puikiai išvystytas finansų ir paslaugų sektorius. Pagrindiniai akcentai, dėl kurių Dubajus žinomas visame pasaulyje. Nekilnojamas turtas Dubajuje traukia ne tik milijardierius ar kitas įžymybes. Tai geriausiai įrodo nutekėję duomenys, kuriais su tarptautinė žurnalistų komanda pasidalijo Vašingtone veikianti visuomeninė organizacija Center for Advanced Defense Studies. Tarp asmenų, valdžiusių ar tebevaldančių nekilnojamą turtą Dubajuje, radome narkotikų prekeivius ir kitus tarptautinius nusikaltėlius. Taip pat aptikome ne vieną su Rusijos režimu susijusį asmenį. Pavyzdžiui, buvusį Donecko separatistų premjerą Aleksandrą Borodajų ar Jungtinėse valstijose veikusią Rusijos šnipę Anną Chapman. Šios garsios pavardės puikiai iliustruoja, kodėl priežiūros institucijos Dubajų ir visus Jungtinius Arabų Emyratus laiko nešvariems pinigams patrauklia vieta. Šiaip, jeigu pasižiūrėtume, dar prieš kelis metus, tai 2022 metų pradžioje, finansinių veiksmų darbo grupė FATFas įtraukė Jungtinius Arabų Emyratus į taip vadinamą pilkąjį sąrašą, kaip šalių, kurios nesima visų įmanomų veiksmų tinkamai suvaldyti pinigų plovimo rizikas šalyje. Taip pat, kiek vėliau ir ES įtraukė Jungtinius Arabų Emyratus į aukštos rizikos šalis, kas liečia pinigų plovimo rizikas. Tai tikrai matome įvairių duomenų, kad pakankamai rizikinga šalis. Vieniems rizikinga, kitiems praktiškai be rizikų. Nutekėjusiuose duomenyse iš Dubajaus radome 3 dėmesio vertas lietuviškas pavardes. Vienas lietuvių, investavusių į Dubajų, buvęs premjero patarėjas. Teisėsaugos dėmesį iškeitęs į Dubajaus saulę. Kitas lietuvis emigrantas, maustęs Airijos draudimo bendrovės ir iš to susikrovęs nemenką turtą. O trečias neteko Lietuvos pilietybės dėl savo ryšių su Rusija. Nuo jo ir pradėkime. Adolfas Kaminskas su ilgamečio Rusijos karo ministro Sergejaus Šoigu aplinka siejamas veikėjas. Žaibiškai iškilęs kaip investuotojas į statybas Vilniuje. Apie Adolfą Kaminską jau pasakojame prieš maždaug 1,5 metų. Ši istorija galiausiai privedė prie to, kad ponas Kaminskas neteko Lietuvos pilietybės. Adolfo Kaminsko žmona Jelena Kaminskas anksčiau buvo žinoma kita pavardė – Jelena Šabunova. Mūsų kolegos iš nepriklausomo Rusijos leidinio The Insider dar prieš keletą metų ją įvardijo kaip Sergejaus Šoigu meilužę, didelius turtus susikrovusią iš savo įmonių, kurias maitino Rusijos karo pramonės užsakymai. Anot mūsų kolegų šaltinių, Šabunovos ir Šoigu santykiai nutrūko 2017 metais. Tais pačiais metais Vilniaus statybų sektoriuje sužibo nauja žvaigždė – Adolfas Kaminskas. Prieš tai prekiavęs motociklų ir motorolerių dalimis, Kaminskas staiga ėmė investuoti įspūdingas sumas į nekilnojamojo turto projektus. Ar galima daryti prielaidą, kad tai buvo su Kremlium susiję pinigai? Tai net neabejoju, nes nepriklausomai nuo to, kokie ten artimi ar neartimi asmeniniai ryšiai to žmogaus, vis tiek potencialiai po to kažkokie piniginiai pervedimai ar lėšos ar verslai ar panašiai, jie yra kontroliuojami Kremliaus, prižiūrimi Kremliaus. Sieną su The Insider Kaminsko lietuviškų verslų peripetijas aiškinosi pirmais Rusijos karo prieš Ukrainą mėnesiais. Per tą laiką Jelenos Šabunovos vyras pasitraukė iš Vilniuje veikusių įmonių valdymo. Ar tai rodo, kad jisai suprato, kad yra rizika ir su sankcijoms susijus ir apskritai tas kapitalas Lietuvoje nebesaugus? Aš manau, kad tikriausia taip vertina žmogus tokią susidariusią situaciją. Jis supranta, kad dėmesys yra iš Kremliaus, lygiai taip pat yra dėmesys iš vakarų ir žvalgybos institucijų ir tikriausia bandoma yra kažkaip tai atsikratyti to šleifo, nes potencialiai tai nuolatos yra sankcijų objektas tikriausia. Taip.
Netrukus po to, kai Kaminskas pasitraukė iš lietuviškų verslų, Vidaus reikalų ministerija pasirūpino, kad jis pasitrauktų ir iš Lietuvos piliečių sąrašo. Tyrimo metu paaiškėjo, kad Kaminskas turi pilietybę, dar kitą, tai yra Rusijos pilietybė, tai reiškia turi 2 pilietybės ir tada reikėjo išsiaiškinti, ar jis turi teisę turėti antrąją pilietybę ir paaiškėjo, kad ne ir buvo priimtas sprendimas, kad jis netenka Lietuvos pilietybės. Ministrės teigimu, antra pilietybė ne vienintelis aspektas, dėl kurio Adolfas Kaminskas nusipelnė padidinto institucijų dėmesio. Valstybės interesas šiuo atveju padaryti viską, kad išvengti tokių asmenų, kurie netgi gali kenkti Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai, ką Lietuva patiria šiandien įvairiausias hibridinės atakas, šiuo atveju organizuojamas provokacijas, tai tokie asmenys tikrai yra rimtas raudonas šauktukas. O dabar žinome, kur Adolfas Kaminskas investavo didelę dalį staiga susikrautų turtų. Milijoninės investicijos į Dubajaus dangoraižius, vieni paskutinių pirkinių, kuriuos Kaminskas įsigijo dar turėdamas lietuvišką pasą. Mūsų paskaičiavimais vertė to sandorio gali siekti apie 4 milijonus eurų. Ir tai buvo padaryta 22 metų lapkritį. Manau, kad čia tikrai yra ne vienas klausimas mūsų atitinkamom institucijom pasiaiškinti detaliau šitą situaciją ir aš manau, kad tas ir bus padaryta nedelsiant. Nemažą dalį savo kapitalo Adolfas Kaminskas nukreipė ten, kur nekvepia nei Europos problemomis, nei europietiškomis sankcijomis – į Dubajų. Ir visą tai jis padarė dar turėdamas lietuvišką pasą. Milijoninius statybų projektus vykdžiusias Lietuvos įmonės Adolfas Kaminskas pardavė 2022 metais. Pirmais Rusijos karo prieš Ukrainą mėnesiais. Sienos tyrimas apie Kaminsko ryšius ir turtus pasirodė tų pačių metų spalį. Mūsų atskleistas faktas apie Kaminsko turimą rusišką pasą privedė prie to, kad 2022 metų gruodį iš jo atimta Lietuvos pilietybė. O dabar tarp šių įvykių galime įterpti dar vieną. 2022 metų lapkritį Adolfas Kaminskas ėmėsi milijoninių investicijų į nekilnojamą turtą Dubajuje. Dar turėdamas lietuvišką pasą, Kaminskas investavo į štai šias tebevykstančias statybas. Prie pat įvažiavimo į garsiąją Dubajaus palmę statomame komplekse Adolfas Kaminskas nusipirko 3 apartamentus po 126 kvadratinius metrus. Bet kodėl būtent Dubajus? Eina su tais pinigais ten, kur iš principo yra mažiausia rizika būti sukontroliuotam, sužiūrėtam ir panašiai. Bet aš dar kartą pabrėšiu, aš nebejoju, kad visi šitie pinigai labiausiai yra prižiūrimi iš pačio Kremliaus. Mūsų turimais duomenimis už šią investiciją Kaminskas galėjo sumokėti apie 4 milijonus eurų. Visais mums prieinamais kontaktais kreipėmės į Adolfą Kaminską, mėgindami gauti jo komentarą apie investicijas Dubajuje. Į elektroniniu paštu išsiųstus klausimus jokio atsakymo negavome. Telefono numeriais, kuriuos turėjome, nei lietuviškų, nei rusiškų, prisiskambinti nepavyko. O keisčiausias dalykas nutiko, kai paskambinome Jungtinių Arabų Emiratų telefono numeriu prie Adolfo Kaminsko pavardės įrašytų nutekėjusiuose nekilnojamo turto duomenyse. Alio. Labadiena. Sveiki. Pono Adolfo Kaminsko ieškau. Nėra šito tokio. O tai keista, nes šitą numerį aš radau prie jo šitųgi nekilnojamo turto Dubajuje. Aš nežinau, apie ką šnekat, kažkaip tai daugiau. O su kuo kalbu, jeigu nepaslaptis? O kas jūs? Kas skambina? Žurnalistas. Žurnalistas. Nieko negaliu pasakyti iš tikrųjų. O tai gal galit patart, kaip su ponu Kaminsku susisiekti, jau gerą savaitę bandau. Nežinau, neįsivaizduoju, žinokit, nepažįstu tokio. Antra lietuviška pavardė mūsų istorijoje – Darius Jarmantavičius. Buvęs politikas, savų laiku pakėlęs ir iki premjero patarėjo pareigų. Ir Lietuvos teisėsaugos dėmesį iškeitęs į Dubajaus saulę. Darių Jarmantavičių praėjusiame dešimtmetyje buvo galima laikyti kylančią Lietuvos politikos žvaigždę. Jaunosios kartos socdemas iš Mažeikių dirbo 2 vyriausybėse, o 2012–2016 metų laikotarpiu darbavosi ir premjero Algirdo Butkevičiaus patarėjų susisiekimo klausimais. Eidamas premjero patarėjo pareigas, Jarmantavičius jau galėjo pasigirti ir įtakingų uošvių. Jaunojo politiko žmonos tėvas, tuometis Lietuvos geležinkelių generalinio direktoriaus pavaduotojas Stasys Gudvalis. Dirbdamas vyriausybėje, Jarmantavičius pradėjo smarkiai turtėti. Ir panašu, kad premjero patarėjo algos tam nepakako.
Socdemų valdymui einant į pabaigą, Jarmantavičiaus aplinkoje pakvipo problemomis su teisėsauga. Iš pradžių šešėlis krito ant jaunojo politiko uošvio. Vėliau ir ant paties Jarmantavičiaus. 2016 metais Dariaus Jarmantavičiaus uošviui, Lietuvos geležinkelių generalinio direktoriaus pavaduotojai, pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo. Tų pačių metų pabaigoje iš posto pasitraukė ir amžino atrodęs Lietuvos geležinkelių vadovas Stasys Dailydka. O netrukus kėdę atlaisvino ir Jarmantavičiaus uošvis. Bet tai nebuvo Jarmantavičiaus giminės reikalų su teisėsauga pabaiga. Greičiau priešingai. Karjerą nacionalinėje politikoje Jarmantavičius derino su darbu Gimtųjų Mažeikių taryboje. 2015 metais jis buvo perrinktas jau trečiai tarybos nario kadencijai. Tačiau kylanti politikos žvaigždė nusprendė Lietuvos saulę iškeisti į Dubajaus. 2017 m. pradžioje Darius Jarmantavičius netikėtai atsisakė Mažeikių tarybos nario mandato. Kaip aiškino pats, nes susiruošė išvykti į užsienį, kur jaučiasi labiau įvertintas. Kaip Jarmantavičių vertino užsienis, pasakyti sunku. Tačiau netrukus paaiškėjo, kaip jį vertino teisėsauga. 2018 metais Jarmantavičius jau buvo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos akiratyje. Kaip informavo FNTT, buvęs premjero patarėjas buvo tyrimas dėl įtariamo neteisėto praturtėjimo. Ši žinia į viešumą pateko 2020 metais. Kaip tuomet skelbė Kauno diena, FNTT tyrimas didelė dalimi sukosi apie Jarmantavičiaus šeimos verslą. Jo sesers ir tėvo valdoma transporto įmonė Vikreda. Tuomet ir paaiškėjo, kur Darius Jarmantavičius pasijuto labiau įvertintas. FNTT informavo, kad tyrimas dėl neteisėto praturtėjimo šiuo metu yra sustabdytas. Viena to priežasčių – iš Dubajaus negautas atsakymas į teisinės pagalbos prašymą. Jo FNTT laukia dar nuo 2020 metų. Tyrimas yra pakibęs, kaip suprantu, dėl to, kad nebendradarbiauja institucijos Jungtinėse Arabų Emyratuose. Tai iš šono žiūrint susidaro vaizdas, kad gali tiesiog išvažiuoti į kitą šalį ir nieko nenutiks. Tai man atrodo, kad yra labai prasta žinia. Tai klausimas, ko reikia, kad mes sustiprintume mūsų teisėsaugos institucijų pajėgumus tirti tarptautinius atvejus, tarptautinės bylas. Ir tai aktualu ne tik, ar tai būtų pinigų plovimo prevencijos atvejai, tai labai aktualu ir korupcijos srity. Bet grįžkime prie Jarmantavičiaus šeimos verslo. Bendrovės Vikreda, kurios pinigų srautai buvusį politiką ir atvedė iki FNTT slenksčio. Kaip skelbė Kauno diena, įtarimų sukėlė pluoštai grynųjų, per bankomatus įnešti į Vikredos sąskaitą. Įmonė aiškino, kad šie pinigai Dariaus Jarmantavičiaus paskola šeimos verslui. Man atrodo, mažiausiai kelia klausimų, kodėl tokia didelė suma, kodėl grynais įnešama, kokia yra tos sumos kilmė. Tai kaip minimum šitie klausimai kyla. Tuomet kalba sukosi apie 190 000 eurų. Skelbta, kad būtent tokia pinigų suma per bankomatus įplaukė į Vikredos sąskaitą. Tačiau vėlesnė Jarmantavičių verslo istorija parodė, kad kalba sukasi apie kelis kart didesnius pinigus. Ankstyvaisiais politinės karjeros metais Darius Jarmantavičius turtais nepasižymėjo. 2011 metais, siekdamas antros kadencijos Mažeikių taryboje, jis deklaravo turto vos už 40 000 litų. 4 metais vėliau, siekdamas trečios kadencijos, tuometis premjero patarėjas turėjo gerokai storesnę piniginę, bet ir gerokai išaugusią skolų naštą. Paskutinė viešai prieinama Jarmantavičiaus turto deklaracija pateikta 2017 metais. Tuomet gerokai praturtėjęs politikas jau deklaravo turto už daugiau negu 300 000 eurų. Deklaracijoje sužibo ir solidi suteiktų paskolų suma – apie 135 000. Tačiau mūsų turimi duomenys rodo, kad šie skaičiai gerokai per kuklūs. FNTT akiratyje Jarmantavičius atsidūrė dėl maždaug 190 000 eurų, grynaisiais įneštų į jo šeimos įmonę Vikreda, sėkmingai besivertusią transporto paslaugų veiklą. Tačiau pernai Vikreda netikėtai žlugo, o įmonės bankrotas atskleidė ir tikruosius Dariaus Jarmantavičiaus finansinius pajėgumus. Įmonės bankrotą inicijavo jos savininkas ir vadovas, buvusio politiko tėvas Viktoras Jarmantavičius. Ilgus metus sėkmingai veikęs verslas, anot jo, žlugo dėl COVID-19 pandemijos ir beveik 1 400 000 eurų siekiančių skolų. Pernai spalį teismas priėmė sprendimą likviduoti Jarmantavičių šeimos verslą. Tada paaiškėjo, kad pagrindinis įmonės kreditorius ne Sodra ar Mokesčių inspekcija, o Darius Jarmantavičius.
Teismo paskelbtame Vikredos kreditorių sąraše nurodoma, kad didžiausia negrąžinta skola – beveik 1 400 000 eurų atkeliavusių iš buvusio premjero patarėjo Dariaus Jarmantavičiaus. Ta suma, kurią jūs kalbate, tai yra sudaryta iš visų dedamųjų, ne tik paskola čia yra. Na, tai gal galit patikslinti, kokio dydžio ta paskola realiai yra, kad atmestumėm palūkanas ir taip toliau? Jo, paskola tai kažkas dabar, aš tikrai nepasakysiu, nes jau čia kiek laiko, tai berods virš 700 000 eurų. Virš 700, taip? Jo. Ponas Darius Jarmantavičius nebuvo tiesiog paprastas pilietis. Jis turėjo įgaliojimus iš visuomenės, užėmė svarbias pareigas, kuriuose mes tikimės, kad politikai priims pamatuotus sprendimus, kurie yra svarbus platesniai visuomenės grupiai, o ne tik pagal savo turimus vienus ar kitus interesus. Tai žiūrint iš šitą skaičių tikrai kyla klausimų dėl turto kilmės. Buvęs politikas sako nesitikintis atgauti šeimos verslui paskolintų pinigų. O nutekėję duomenys rodo, kad Jarmantavičius didelius pinigus investavo ne tik į šeimos verslą, bet ir į apartamentus Dubajuje. Tai norėjau pasitikslinti, ar jūs vis dar Dubajui pats esat? Nu taip. Darius Jarmantavičius Dubajui tarė taip. O nutekėję duomenys rodo, kada tiksliai tai įvyko. 2018 m. vasarą Jarmantavičius ir jo žmona investavo iškart į 3 nekilnojamo turto objektus Dubajuje. Jarmantavičiaus vardu investicija padaryta į štai šį apartamentų kompleksą, netoli nuo garsiųjų Dubajaus dangoraižių. Buvusio politiko žmonos pavardė prie investicijų į 2 apartamentus štai čia. Mūsų turimais duomenimis 2018 metais į šiuos objektus investuotų pinigų suma apie 500 000 eurų. O gal ir daugiau. Darius Jarmantavičius patvirtino šių duomenų tikslumą, bet patikino, kad 2 iš 3 objektų jau perleisti kitiems šeimininkams. Nėra šito. Nėra. Pardavėt? Tai buvo parduota, tenai labai buvo, ten net buvo rezervacija ir paskui ta rezervacija buvo, kaip sakyti, parduota kitiems žmonėms. Anot buvusio politiko, jo sutuoktiniai tebe priklauso vieni apartamentai įgyti už paskolą. Aš tai neturiu nieko, aš neturiu nei vieno objekto. Investicijas Dubajuje Jarmantavičius derino su nekilnojamojo turto pirkimu Lietuvoje. 2017 ir 2019 metais jis su sutuoktinė įgijo būstą Sostinėje ir Klaipėdoje. Abiem atvejais Jarmantavičius savo dalį netrukus padovanojo žmonai. Nepykit, turiu tą klausimą užduoti, ar tie visi dovanojimai susiję su tuo FNTT tyrimu, kuris pastrigo? Ne, tai žiūrėkit, tai tas viskas 17 ir visi tie buvo prieš tą, sakyti, įmonės tyrimą, ne prieš tai neturėjo nieko bendro, tai čia yra mūsų. Darius Jarmantavičius teigia šeimos verslui skolinęs ne vienus metus. O paklaustas, kokia staiga išaugusio kapitalo kilmė, jis patikino sukūręs sėkmingą verslą Dubajuje. Aš nuo 2017 metų išvykom į Emiratus ir Emiratuose atidarėm savo įmonę, kurią dirbom. Tai didžioji dalis yra pinigų, kaip sakyti, uždirbtų ten. Apie buvusio patarėjo istoriją norėjome pakalbinti ir ekspremjerą Algirdą Butkevičių. Dabartinis Seimo narys prieš kamerą kalbėti atsisakė. O raštu pateiktame komentare jis nurodė nesidomėjęs Jarmantavičiaus asmeniniu gyvenimu ar turto kilme. Buvusio patarėjo investicijų Dubajuje ar šeimos verslui suteiktų paskolų ekspremjeras komentuoti nepanoro. Trečias Dubajaus lietuvis mūsų istorijoje kur kas menkiau žinomas tėvynėje. Tačiau Airijos teisėsaugai jis žinomas puikiai. Taip į Airijos televizijos kameras reagavo lietuvio Egidijaus Aleliūno artimieji. Kartu su Egidijumi sėdę į teisiamųjų suolą. Airijos teisėsauga įrodė, kad Aleliūnas ilgą laiką žmonėms pardavinėjo padirbtus draudimo polisus. Ir iš šios nelegalios schemos uždirbo per 500 000 eurų. Airijos teisėsaugos duomenimis dalis Aleliūno neteisėtos veiklos pelno nugulė Dubajuje. O mes tai galime patvirtinti. Ir su tiksliu adresu. Nutekėjusiuose duomenyse Aleliūno pavardę radome prie apartamentų štai šiame komplekse. Kur kas toliau nuo Dubajaus pažibų nei Kaminsko ar Jarmantavičiaus atveju. Duomenys rodo, kad 2017 metais šie apartamentai buvo įgyti už maždaug 450 000 Jungtinių Arabų Emiratų dirhamų, arba daugiau negu 100 000 eurų. Airijos teisėsaugos vertinimu Aleliūno machinacijų su draudimo polisais apimtys galėjo siekti apie 4 milijonus eurų.
Į Aleliūno operacijas įtraukti lietuvio emigranto artimieji pripažinti kaltais ir gavo lygtines laisvės atėmimo bausmes. Pačiam Aleliūnui teismas skyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę. Nors Egidijus Aleliūnas pasiųstas už grotų, dokumentai iš Jungtinių Arabų Emyratų rodo, kad nuteistas lietuvis vis dar yra Dubajaus nekilnojamojo turto naudos gavėjas. Adolfas Kaminskas Lietuvos tarnybos padavė į teismą. Pilietybę praradęs veikėjas siekia susigrąžinti lietuvišką pasą. Norėjome dalyvauti Kaminsko ir Vidaus reikalų ministerijos ginčo nagrinėjime. Tačiau milijonieriaus advokatai pareikalavo uždaro posėdžio. Tiriamųjų žurnalistika. Bus sprendžiama šitas klausimas. Taip. O šis prašymas buvo patenkintas. Sprendimas Kaminsko byloje numatomas jau birželį. Lietuvos teisėsauga jau 4 metus laukia Jungtinių Arabų Emyratų atsakymo į prašymą dėl Dariaus Jarmontavičiaus. Pats buvęs politikas savo sugrįžimo į Lietuvą kol kas neprognozuoja. Ir grįžti neplanuojate, atleiskit už tokį įžūlų klausimą. Nežinau, kaip ateitis parodys.